jau ne pats geriausias oras varžyboms, bet geresnio oro ir turbūt negalima tikėtis. Visą savaitę lis, griaudės ir panašiai. Tai matysim, važiuojam į Kauną, šiandien trečiadienis 400 metrų ir tiek. Pažiūrėsim, kas gausis. Jaučiu, pusė dalyvių net važiuos. Jaučiu, atsikėlė ryte, pamatė, kad lyja ir... Truputį nuėjau į rūbinę, kad nešalt. Ir tuoj reiks eit apšilinėt. Op. Ką, po varžybinis komentaras. Prabėgau jau abidvi dienas, tai komentuosiu jau po visko. Tai pirma diena 400 metrų. Apskritai šitas 2 dienas, kur dalyvavau, tai labai keistai jaučiausi. Sunkios kojos buvo visas abidvi dienas ir prabėgau prieš 400 apšilimui pagreitėjimus ir tiesiog jaučiuosi, kad sunkios kojos ir atrodo reikia atsigauti nuo pagreitėjimo. Tai tas tikrai nepridėjo bėgimui. 53:05, 400 nėra tragedijos, bet tikrai nėra geras laikas. Visą sekundę prašiau negu Marijampolėje, kai bėgau. Tai nėra džiuginantis rezultatas. Pats bėgimas gal nebuvo iš laiko pusės blogai, nes pirmi 200 buvo 24:1. Tai pakankamai greitai. Tiesiog, kad buvau labai įsitempęs, pečiai pakelti, o kai kas žino, kas sportuoja, tai kai įsitempi ir neatsipalaiduoji, tai labai sunku paskui išlaikyti greitį. Tai va, o prabėgus 300 metrų didelis vėjo gūsis į veidą irgi nelabai padėjo, bet sąlygos visiems vienodos, tai čia nieko negaliu pridėti. O toliau kitą dieną 800 metrų. Tai pasižiūrim, kas įvyko tenai. Startavo bėgikai, 13 sportininkų šiame bėgime.
lieka dar vienas ratas. Pirmauja Darius Kryžanovskis. Nežinau, nevaldau kojų visiškai. Pirmas ratas PM 8 aš vos bėgu. Dariau pagreitėjimą ir toks... Tiesiog atrodo, kad padariau pagreitėjimą ir viso, rūgštumas iš karto. Tiesiog nebebuvo verta bėgti tiesiog. Būčiau subėgęs 2 minutės, 3. Nežinau, kas negerai buvo šitas 2 dienas, bet... Nežinau. Atsiprašau, trečiąją vietą. Nu ką, pirmos varžybos, kurių nepabaigiau. Keistas jausmas, tikrai nėra ko didžiuotis, bet yra kaip yra. Labai keistos 2 dienos, tiesiog sunkus kūnus, sunkios kojos, atrodo bėgi pagreitėjimą ir jau rūgštinėsi, nežinai kas darosi. Tai prabėgau pirmus 400 metrų per 58 ir tiesiog nukirto kojos medinės. Nebuvo verta tiesiog bėgti, finišuoti, nes virš 2 minučių būčiau subėgęs, nu ir man tas rezultatas nelabai ką duoda. Tai jo, šitas paskutinės savaitės bandžiau išsiaiškinti, kas blogai. Galvojau ir, gal metodika, bet, nežinau, splitai viskas okei, treniruotės viskas okei, iki varžybų viskas okei, tikrai nesijaučiu kažkoks super pavargęs dabar. Tai kažkaip atmečiau metodiką. Taip, galima kabintis, tenai gal per mažai ištvermės dariau treniruočių, per mažai kilometrų susukau, nes bėgau 45 kažkur kilometrus per savaitę, kai anksčiau bėgdavau po 80-90, bet kompensavau greičiu, tai čia, kaip sakoma, viską dariau, ką galėjau, kiek laiko turėjau, tiek ir sportavau. Tai kažkaip metodiką atmetu, galbūt tas vadinamas accumulated fatigue per visus metus tiesiog susikaupė, nes vis tiek ne tik sportavau, mažiau atsigavau, tai galbūt daugiau streso buvo, tai galbūt susikaupė daugiau ir tiesiog daugiau laiko reikia, kad atsigaučiau, bet vėlgi neduočiau to labai didelių vilčių šitam. Bet vienintelis dalykas, prie ko prisikabinčiau, tai galbūt psichologija, nes vėlgi tas 2 dienas tikrai jaudinausi, bet tas jaudulys kitoks buvo, nes aš sakyčiau, šį sezoną kažkaip mano asmenybė tiesiog susidvejino, kad ir kaip keistai tai skamba, tiesiog Osvaldas treneris, Osvaldas atletas, kur ir aš kažkaip nepaleidžiu to Osvaldo trenerio. Nes tiesiog viską pradėjau analizuoti, viską. Kai analizuoju savo vaikų, kurie sportuoja tenai rezultatus ir varžybas, tai viskas okei. Bet kai pradėjau analizuoti savo, tai nieko gero. Nes aš iki varžybų jau būna prabėgęs tas varžybas kokius 5 kartus. Tai čia tikrai nėra gerai, čia yra sporto psichologija. Tu turi kaip atletas kuo mažiau minčių turėti, ta prasme, taip, tu turi kažkiek žinot savo strategiją, bet kai tu pradedi analizuoti kiekvieną žingsnį, aš buvau išanalizavęs taip, ką aš darysiu kiekvienam 50 metrų, kaip aš pradėsiu
tenai pasviręs, pakilsiu, tenai pagreitėsiu, leisiu išbėgti kažkam į priekį. Nu, ta prasme, kiekvienas žingsnis mano galvoje buvo išanalizuotas ir manau, čia yra problema, nes aš ateinu į startą perdegęs. Tai jo, čia mano dalykas, kur reikia susitvarkyti, kaip sakoma, kiekvienais metais kažkokie tai iššūkiai, jeigu jų nebūtų, netobulėčiau kaip žmogus, tai čia ir kaip treneris galų gale, sportininkas, tai jo, viskas okei, bandom, eksperimentuojam, pasistengsiu ateiti į Lietuvos čempionatą su švaresne galva, neanalizuoti tiek dalykų, grįžti galbūt į senąjį Osvaldą atletą, kuriam nesvarbu buvo iš tikro rezultatas, tiesiog širdis bėga ar į priekį, ar šalia geriausio bėgiko, nesvarbu. Esmė, reikia varžytis, tai kad ir koks bus rezultatas Lietuvos čempionate, mano tikslas bus tiesiog varžytis. Tai jeigu atiduosiu viską, ką galiu, užsidėsiu varnelę, kad varžiausi, tai viskas okei bus. Užskaitysiu šitą sezoną, pamokos yra svarbu, supraskit, kad tų asmenių tu nedarysi kiekvienais metais. Ta prasme, jeigu kiekvienais metais darysi asmenius, tai iki Lietuvos rekordo, pasaulio rekordo čia visi bėgiotų. Tiesiog toksai sportininko kelias, ypač Lietuvoje, kai nėra tokios didelės konkurencijos, tai tu vienais metais geriau pasirodai, kitais blogiau, vienais metais daugiau turi galimybių, kitais mažiau. Čia vienais metais trauma, kitais metais psichologija, tai čia yra kaip yra, subėgsiu kaip subėgsiu ir tiek, širdis bėga. Važiuojam, susitiksim Lietuvos čempionate. Barely Glorious, peace out.